Pasirinkite įkelti deklaruotų laukų duomenis, jei augalų apsaugos produktai buvo panaudoti deklaruotuose laukuose. Jei einamaisiais metais laukai nėra deklaruoti, pateikiami paskutiniais metais deklaruoti laukai. Atvertame lange matysite deklaruotų laukų sąrašą, kuriame nurodytas kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, naudmenos kodas, plotas, įkeltam laukui įvestų augalų apsaugos produktų panaudojimo skaičius. Jei deklaruotų laukų sąraše yra daug įrašų, juos galima išfiltruoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, naudmenos kodą, plotą. Deklaruotų laukų sąrašo stulpelius galima rūšiuoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, naudmenos kodą, plotą. Deklaruotų laukų sąraše pažymėkite lauką, kuriam įvesite duomenis apie panaudotus augalų apsaugos produktus. Jei vienu metu buvo apdoroti keli laukai, kuriuose auga ta pati kultūra, deklaruotų laukų sąraše pažymėkite šiuos laukus. Jei lauke auginama kita kultūra nei buvo deklaruota, augalų apsaugos produktais buvo apdorotas mažesnis plotas nei deklaruotas, lauko duomenis galite redaguoti paspaudę mygtuką Redaguoti įrašą. Baigę redaguoti, paspauskite mygtuką Išsaugoti įrašą. Deklaruoto lauko įrašo redagavimą galite atšaukti paspaudę mygtuką Atšaukti redagavimą. Toliau nurodykite panaudoto augalų apsaugos produkto duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad augalų apsaugos produktų pavadinimai klasifikatoriuje pateikti pagal pažymėtam laukui pasirinktą naudmenos kodą. Visą augalų apsaugos produktų sąrašą galite peržiūrėti, pažymėję žymimąjį langelį, rodyti pilną augalų apsaugos produktų sąrašą. Iš klasifikatoriaus pasirinkite augalų apsaugos produkto pavadinimą. Įveskite augalų apsaugos produkto kiekį. Pasirinkite kiekio vienetus. Paspauskite mygtuką Pridėti įrašą. Jei augalų apsaugos produkto pavadinimo klasifikatoriuje nėra, pažymėkite žymimąjį langelį, rodyti pilną augalų apsaugos produktų sąrašą. Klasifikatoriuje pasirinkite Kitas ir papildomame lauke apačioje įveskite augalų apsaugos produkto pavadinimą. Jei augalus apdorojate kelių augalų apsaugos produktų mišiniu, tokiu atveju leidžiama įvesti iki 10 skirtingų augalų apsaugos produktų pavadinimų. Įvedę kiekvieną augalų apsaugos produktą, paspauskite mygtuką Pridėti įrašą. Pridėję augalų apsaugos produkto įrašą ir užvedę pelės žymeklį ant informacijos ženklo, galite peržiūrėti augalų apsaugos produkto naudojimo informaciją. Skiltyje Apdorota į hektarą automatiškai apskaičiuojamas lauke panaudoto augalų apsaugos produkto kiekis hektarui. Augalų apsaugos produktų lentelės skiltyje Veiksmai, paspaudę mygtuką Redaguoti įrašą, galėsite patikslinti įvesto augalų apsaugos produkto kiekį ir vienetus. Patikslinę augalų apsaugos produkto duomenis, paspauskite mygtuką Išsaugoti įrašą. Paspaudę mygtuką Trinti įrašą, galite ištrinti pridėtą augalų apsaugos produktą. Toliau nurodykite apdorojimo pradžios datą ir pabaigos datą. Skiltyje Pastaba galite nurodyti papildomą svarbią informaciją, pavyzdžiui, kad nupurkštos ražienos. Įvedę visus duomenis turite paspausti mygtuką Įkelti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Visi į žurnalą įvesti duomenys bus rodomi lentelėje. Lentelėje pirmu eilės numeriu rodomas laukas, kurio duomenys įvesti vėliausiai.